Labas rytas bičiuliai, nauja diena, nauja savaitė, pirmadienis ir šiandieną jau pradedam darbuotis aplinkui tvenkinuką. Tai šiandieną net važiavo lygintis žemių, turbūt turi kažkokių reikalų arba negalėjo atvažiuoti. Dar sakė dėl oro žiūrės, šiaip oras geras, tai esu įsitikinęs, kad tiesiog yra kitų darbų. Bet viskas yra gerai, nes mes patys nespėjom pasiruošti, tai dabar bus puikiai proga viskas tvarkyti, pasiruošti. Šiandieną dirba ir ekskavatorius ir keturratis, dėsime akmenis ir vešiu juos netoli laužavietės, tam, kad čia galėtų įsilyginti, o po to iš naujo tos akmenis susidėsim, gal jau šį kartą gražiau susidėsim. Patys akmenis yra sunkus ir čia reikia ekskavatoriaus ir aš jau matau, kad čia bus ir šiek tiek palaužimo ir nepasisekimų. Pavyzdžiui, kaip vienas šitas nepasisekimas, čia yra pats pirmas akmuo, kurį ėmiau ir iškart į vandenį įmečiau. Nice. Kiti yra nedidelio dydžio, bet aš pagalvojau, kad net ir toks akmuo, kurį galėčiau pakelti, nesiplėšysiu, nesilaužysiu, nėra prasmės. Mažiukus akmenukus tikrai galėsiu išvežti rankomis, o didelis akmenis, net ir va tokius akmenis tikrai rankom nekelsiu, nors tokį akmenį jau tikrai save laužyčiau. Tai tikrai nesiruošiu laužytis, neskubėsiu, po truputį ramiai, muzikytę klausysiu. Akmenukus krausiu ir dėl to labai nepergyvensiu. Šito balto akmens tikriausiai nepakelsiu. Pabandysiu pajudinti, žinoma, pakelt ar bandyti. Galima, bet ar verta gadinti ekskavatorių. Tai čia yra tokių didelių akmenų, kurių gal ir nepakelsim. Tai va, žiūrėsim, kaip čia gausis. Jeigu nepakelsiu, tai bent jau nustumsiu tenai kraštan, kad netrukdytų. Bičiuliai, dar viena diena, dar nauji darbai, vakar nefilmavau, vakar po ekskursijos šiek tiek norėjom greičiau pasidaryti, nieko nelaukti, tai tiesiog šokėm į darbus ir per vakar pasidarėm kranto lyginimą. Tai planas su šituo prūdeliu viską apsitvarkyti, krantą įsilyginti, padaryti į gražų apvalų ir po to padarysim lygiai taip pat kaip tą krantą su akmenukais. tą krantą siaurinsim, bet turi pirmai lyginti pievą ir tik tada jau pradėsim daryti visus tuos lyginimo darbelius. Čia irgi geotekstilė, akmenukai didesni kaip atvirimas ir tokia gausis akmeninė oazė su vandeniu, o kitais metais pabandysiu tvenkinuką nudažyti visiškai mėlynai, tokie kaip Blue Lagoon. Yra nemažai tento ir dabar, kai mes planuojame čia daryti kelią nuo tos vietos tęsti iki pat Malkinės pabaigos, matau, kad yra tentai pakišti po apačią iš tikrųjų. Tai vieną likutį ištraukiam, kitą ištraukiam ir čia greičiausiai, kai su buldozeriu stumsi, dar įsitrauks nemažai. Tai tentas yra per visą tvenkinuką patiestas, kai mano tėtis darė, nežinau, padarė tam, kad gal neįsileistų jisai, o gal, jo, greičiausiai tam, kad neįsileistų. Dabar jis bet kokiu atveju, manau, jau užsitraukęs bus, neturėtų leisti. Šiaip pirmą kartą šiemet taip prūdas ilgai laikėsi. Paprastai būdavo, kad jisai nusenka iki net nežinau, kaip ir su pirštu rodau, iki va čia taip būdavo. Čia akmenukai nebūdavo pasiekiami. Bet dabar neblogai įsilaikė. Tai vėlgi, čia dėl to, kad daug kritulių greičiausiai buvo. Šiaip dar ką galvau, kad varlių takas irgi gana ilgai įsilaikė ir čia gali būti dėl to, kad mes
prieš metus tą pelkę šiek tiek sukėlėm, užsitvėrėm, kad jinai taip greit neišbėgtų, nes, na, vis tiek, kai vandens nebėra to efekto eiti per pačią pelkę. Tai dabar, kai jisai laikosi, gal ir čia tada mažiau taip išsenka tas vanduo. Nežinau, sunku pasakyti. Bet dabar bet kokiu atveju reikia įsivalyti šią vietą, tai visą chlamą bandysiu nusistumti iki to kranto ir tada Sigitas arba per čia važiuos, arba per ten ir mes viską susirinksim. Tentai erzina, norėčiau juos visus sulpti, nusipjaustyti, tai greičiausiai tą ir padarysiu, o po to jau ant viršaus dėsiu geotekstilę ir sukalsiu su kokiais stripais. Šis tvenkinukas yra dekoratyvinis, čia maudytis negalima. Na ką, šitoje vietoje turbūt į pabaigą. Labai daug chlamo, visokių daug smėlio maišų. Nežinau, kam buvo padaryta, tikriausiai, kad sulaikyti, padaryti, suformuoti kažkokį tai kaip ir praėjimą. Tai aš manau, kad čia kiek galėjom pasidarėm, vis tiek šitą vietą pakils. Vakar prasidarius pralaidai, palikom, kad vanduo šiek tiek nukristų, tai visai nemažai nukrito. Reikės apsimažinti tentų, dėsim geotekstilę, kad būtų tamsu, nes čia mirgo marga, tai geltonas tentas matėsi, padarysim, kad nebesimatytų. Akmenukus irgi visus čia į krantą dabar jau užsimesim, ekskursijos baigėsi, tai čia nebetrukdys. Tai greit įsimesim, nusikasim visą šitą plotą, visą šitą iškilimą ir tada galėsim jau dėtis geotekstilę arba laukti, kai kelias pasidarys, kad daugiau matytume. Tai va, šiek tiek įsigilins iš tikrųjų tas prūdelis. Toks bus gilesnis, geresnis, gražesnis. Man atrodo, jį iškasė rankom, jeigu neklystu. O gal ir klystu. Bet aš šiaip atsimenu, kad kasė rankom. Tai va. Bet galiu klysti, galbūt, kad jau buvo, jis tiesiog pasididino rankom. Taip, dabar darome haltūrą, nu kokią haltūrą, tiesiog vamzdį su netinkamu vamzdžiu jungiam. Ir dabar vieną ranką reikia Sigitui pridėti. Dar? Jo, kalk. Dar? Čia į tvartą kvieti? Ai. Tu ką tik davai man gerą mintį. Įsivaizduok, pakasi kažkur po žeme vamzdį prie eglės žalčių karalienės taško ir nuo autokydo. O žmonės galvos. Trimitas šitas su kompresoriu. Sikasiam čia tas dienas greitai eina. Mane bus smūgio didelio vamzdžio. Tai gerai. Prašom. Tikrai šiandien dar galima daug žyros rankom susikast, ne? Mažai čia dar bus. Jo. Dar gal vienas, bet... Gal nereiks vienos šuvelės, dar reiks. Nu jo, gali būt, kad dar vienas šuvelės reikėtų. Okay. Daug akmenų. Nusivalyt galima, tada bandyti. Ai, va, šitą pjausiu dabar. Ir žiūrėk. Jau, that's... Pažiūrėk, kad jisai trauktis. Beveik pasidarėm, lyg ir pabaigėlė tokia gaunasi. Dar šitoje vietoje matau praleidau ir reikės atsilygint grįžtant. Čia taip susistumsiu. Turėtų būti jau daugiau mažiau gana. Tikiu. Šiaip visai patenkintas, kaip čia gaunasi. Jeigu viskas gerai gausi, tai užsipildys taip.
Tai jeigu bendrą vaizdą žiūrim, tokia visai nebloga dekoratyvinė bala gaunasi. Kol kas su garažu sustabdėm, planuojam kokius žiūrim, galvojam kokius pamatus dėsim. Aišku, polinius gręšim, 1,20 m. Ir po to gal su fibo blokelis pasidarysim. Bet čia dabar nedega, nes norisi gal šitoje vietoje pasibaigti. Ir gal jau norėtųsi šiemet nuoseklumo. Tai reikia daryti vieną, o to kitą darbą. Ir nešaginėt pirmin atgal. Šiandien Sigito nėra, vakar taip pat jo nebuvo, Sigitas apsirgo. Šiandien suramintas susitvarkėme su parko inventorium, susidėjom visus žaidimus, vandens dviračius, triračius, supynės, baldus lauko, jau į sandėliuką, jau žiemojimui. Ekskursijos šiemet baigėsi anksčiau, nusprendžiau daugiau pabandyti skirti laiko parko tvarkymui, pakeitimams. Ir žinoma, kadangi šitą sklypą turėjo lyginti ir dar nelygina, jau antrą savaitę neatvažiuoja ir oras yra pats tas lyginimui ir neatvažiuoja ir kai atvažiuos galiu garantuoti, kad lys lietus. Tai tiesiog ne taip gaunasi, kaip viską planuoja. Nu, kaip visada, nieko nepadarysi. Tai yra Saulės bokštas, stovintis už manęs bokštelis. Jau kurį laiką jisai laukia savo dienos, kai bus išardytas. Ir čia vėl tas eksponatas, statinys, kur šiek tiek gaila ardyti. Vėlgi čia mano tėčio padarytas jisai. Bet jis yra nebeveikiantis. Jis gal ir iš dalies veiktų, bet aš jau nebepasitikiu jo konstrukcija. Tai yra medinis bokštas, kuriam yra daugiau beveik nei 15 metų. Ir aš jo nebepasitikiu. Taip kaip jis yra padarytas, sujungtas, surestas, mane šiek tiek gąsdina. O jau kelinti metai, 3 metai yra padaryta, kad į bokštą negalima užlipti. Lyg ir kažkas atsikabina po truputį, bet galima gal ir laužtų vadėti. Gal plaktuksi geriau. Čia aš kokią valandą, 2 taip ardysiu. Tik tai vieną pusę. Ir energijos daug kainuoja. Ne, manau, kad reikia griaut. O jeigu aš nugriaunu ir tada su ekskavatoriu išardau. Nes labai aš išardyčiau vienas taip tikrai, be problemų. Bet kaip pavargčiau, eina savo. Taip, dabar reikia padaryti misiją. Reikia užlipti viršų ir užsikabinti šitą. Šiaip bendrai tai fainai atrodo vaizdas. Iš čia realiai stebėti, filmuoti, fotografuoti patį renginį būtų smagu. Ir tikrai buvo per vieną renginį čia disko, ne, DJ pūtas buvo, jo, buvo DJ pūtas. Tai efektingai atrodė, žmonės čia šoko, čia groja, bokštelis lingavo. Ir dabar be to tampų labai linguoja, gal čia labai užsižais nereikėtų. Labai norėčiau vikingų loto laimėti. Arba kažkokį loto. Nu, kad ir 1 milijonų. Kad ir 1 milijonų. Turbūt ir milijonas. Labai keistų. Kaip ir visiems žinoma, be abejo. Rudeniukas taip įsibėgėjęs. O. Neužtenka virvių. Pasilginsim virviuką. Kiekimės birželio. Birželio neužgausime. Ką žinau, reikia turbūt taip čia papjauti. Svarbu ant savęs neužsimesti. Gal visą nereiktų nupjauti, reikia įpjauti. Lama, čia šitas tai supūvęs. Čia yra būtent viena iš priežasčių, kodėl jisai yra uždarytas 3 metus ir kodėl aš neleidau ant jo lipti žmonėm.
Turiu idėją. Mano jėgos gali būti neužtenka. Ką žinau, easy. Tai nedaug iš tikrųjų reikėjo biškutį papjaut. Čia turbūt su visais bokštais tas pats būtų. Tai vėlgi, ne veltui nugriautas bokštas. Aš apipjovimą dariau aukščiau, aš dariau štai čia. Tikėdamas, kad per čia nulaušiu iš jėgos, iš pečio. Jie lūžo tenai, kur su žeme rasas įsijungęs. Tai čia žinoma yra labai paprastas paaiškinimas. Medis ir žemė neilgam. Manau, 10 žmonių viršuje, 5 žmonės viršuje galėtų išsibuoti ir jisai nulūžtų. Didelę dalį bokštose laiko atotampą. Tikrai atotampą duoda labai daug. Na, čia atotampas aš ir pašalinau anksčiau laiko ir uždariau bokštą. Reikia pasidžiaugti, kad viskas gerai gausi, nieko neturiu, nieko užsigausi, tai o bokštas jau nuleistas. Šiaip pergyvenau, bejojau šiek tiek vieną sardyti, nėra saugu, bet ramintai sakiau, jeigu nepasirodysiu už kažkiek laiko, tai jau eitų ieškot manęs. Viskas tvarkoja. Užpumpuosiu čia gerai. Gerai, pamėginsim apvertimą padaryti. Gali būti, kad tempsis, kur nereikia. Gal ir ne? Oi tu, nenori. Klausimas ar praeis. Ne. Aišku, aš turiu čia idėją su ekskavatoriu atvažiuoti. A ką žienas paversta? Aš tai jaučiu, kažkas čia negerai bus. Užsiryšim iš naujo. Taip nenoriu versti, nes aš jau mačiau, kad jisai verčia, bet jis tai tuo pačiu ir ekskavatorių tempėsi. Galėsim matyti, ką darom. Eik sau. Ir tiek žinių. Iš tikrųjų tai be labai didelių pastangų apverčiau. Net nevertė ekskavatoriuko. Gerai. Tokį objektą pavertė. Čia geras dalykas, geras ženklas. Ekskavatorius patempė, keturatis negalėjo patempti iš smūgio netgi. Aišku, čia 2 tonos, 400 kg. Gerai. Ardomės ir nežinau, ar šiandien spėsiu ar nespėsiu, šiek tiek pavargau. Tai viskas, kas iš bokšto liko, yra čia. Metalo krūva. Vakar suraminta iki 9:30 vakaro, jau visai patamsiai. Įsiardėm, viską susikrovėm. Nu, be ramintos tikrai nebūčiau per dieną spėjęs. Na, daug malkų pasidarėm visai. Rasus susipjaustėm. Ir dabar liko tuščia vietelė. Dar čia tokių smulkmenųjėlių liko, dar kažko, bet
Šitas dalykas, manau, viskas jau užsilaidos. Metalą priduosim. Na, dabar šiandien suraminta dar kol darbingos nuotaikos. Pasidarysim vieną kranto dalį. Tai šiandieną visą šitą krovytę taip išsivalysim, irgi krantą įsilyginsim. Gal net pasikelsiu šiek tiek šitą vietą. Vienukus susidėsim ten. Ir manau, kad ties čia ir pasidarysim viską. Labai tikiuosi, kad kai ištrauksim maišus, nebus, kad pūdas jaunas. Kad perbėgs viskas į vieną pusę? Persimė. Na, šiandieną ir orelis. Tai lyja, tai saulė šviečia. Dabar iš tikrųjų net šalta pasidarė. Bet iš tikrųjų bet kokiu atveju pasidarėm, ką norėjau. Norėjau sutvarkyti tik tai šitą pakrantę. Ir visai neblogai pavyko. Kaip ir praeitą kartą, kai čia kasime, žiūrėjom, čia pilna tų maišų buvo, juos reikėjo įsikasti. Rankom tai be šansų traukti, vėlgi galiu pasakyti, kad wow, kaip yra gerai turėti ekskavatoriuką. Nes taip sutaupo jėgos, nes ten ir suraminta dviese bandėm patampyti ir ištraukinėti tuos maišus ir vienaip ir kitaip ir su peiliu, o su ekskavatoriu vis tiek. Net ir ekskavatoriu buvo sunku, bet jisai kažkaip po truputį pasiėmė. Krantas aptvarkytas. Dabar esu prie tinklio aikštelės. Na ir kaip matot, nieks nepasikeitė, nieks nesilygina. 2 savaitės praradom. 3 savaitę pasakė, kad vis tiek negali atvažiuoti, nes lys. Šiandien ypatingai turėjo daug lyti. Nelyja. Vandens yra šiek tiek šlapia, tiesa, bet lietaus tikrai daug nėra. Daugiau yra vėjo negu lietaus. Na, tai visgi nusprendžiau, kad gal nelyginsim šiemet, nes kiek man galima čia laukti. Aš suprantu, daug yra darbų, viską, bet jeigu pasižadi ir net važiuoji po to, reikia kažką galvoti. Nėra ko čia pykti, reikia kažką galvoti. Yra dar vienas žmogus, su kuriuo pasiskambinsiu, pakalbėsiu, gal jisai galės pagelbėti. Na, bet kol nelygina ir kol vienas dirbu, nes Sigitas dar iki dabar serga, galiu pasidaryti kitus darbelius. Dabar einu ir šitą akmenį aš jau čia senai mačiau, tikrai 7 kokie metai. Aš apie vis galvau, ką galima su juo padaryti, bet visokių idėjų galvau, kaip aš jį galėčiau čia ištraukti, bet tuo metu neturėjau ekskavatorius ir po to pasimiršo jisai man, nes čia buvo tas tinklas uždėtas apsauginis nuo kamuolių. Ir dabar galvoju, puikiai proga gal privažiuoti su ekskavatoriuku ir jį kažkaip išsiridenti. Pakelti tai jau be šansų, nepakelsiu, šitas man per daug sunkus ekskavatoriukui. Čia nepasilyginsiu, bet ranką pridėjus. Nu jau čia toksai tikrai didelis akmenukas, bet jisai gražus. Aš galvoju, kad jisai prie to dekoratyvinio vandens telkinuko galėtų gražiai eiti. Šiaip labai jo forma tokia įdomi. Tikrai gera tokia, lyg nupjauta lygiai. Ir čia toks raštas yra, žodžiu, mano tema. Po to žiūriu, šitas krūmynas toks yra, bet kas jam čia nutiko, jis toks visas išūžęs, išvargęs kažkoks. Ir galvoju, ar jisai čia reikalingas. Aš galvoju, kad jisai čia reikalingas. Šiek tiek gal atsidarys šią skylę, bet ateityje gal viskas užaugs ir nesimatys, o jeigu ir matysis,
Tai gal nieko čia tokio, nieko baisaus. Tai dabar galvoju, kad šitą krūmyną reikia šalinti, nes netrodo gražiai. Iš toli šviečia, kreiva. Nelabai man patinka. Galų gale čia, kodėlgi ne, čia nepadarius pavėsinės. Rimtai, kodėl čia pavėsinės nepadarius? Toksai visai neblogas kampelis. Tualetas čia, vandens telkinukas čia žyklos čia platforma pasidarai, daug uodų, vanduo ir pavėsinė. Max Combo. Šiuo metu oras yra labai šiaipsau, daug lyja. Tvenkinukas už manęs rudas, o ir už manęs gerai labai matosi, kad šiaip pasikeitė. Taip, tai praeitą savaitę prasidėjo lyginimai pievos, pasidarėme šiokią tokią dalį ir kai visą laiką ruduo, tas smagiausias momentas, kai viskas krenta, lapai krenta, tai ir daiktai krenta, pasirodo ir griūna, tai laužavietė pradėjo griūti ir daugiau papasakosiu vėliau, bet dabar norėjau papasakoti greitai, ką mes veikiam. Tai turime dviešią priekabą, su kuria vežiojame savo įrangą ir jinai pavargo. Atsirado skylės, išpuvo. Iš tikrųjų tai esame vežę ir skaldą, ir akmenukus, ir smėlį, ir žvyrą, ir žemės. O dabar, kadangi jau pavargo, nukasta, nukandžiota labai, matosi taip išsidėvėja gerai, tai pasidėsim naujus skydus ir užsidėsim aliuminę plokštę, kur jinai štai tenai. Na, iš tikrųjų, praeitą savaitę buvom išvažiavę su Raminta pailsėti, šiek tiek kur šilčiau ir nebuvau parke. Tai šitą krantą paskutinį kartą baigėme mes tvarkytis ir tada jau ten su miškeliu tvarkiausi, nes ruošiausi lyginimui. O čia Sigitas irgi akmenukus ištraukė, ne visų tikrai gal ir nereikėjo ištraukti, čia dar kai kurie žemė yra turkriausiai išsitrauks. Kiek išsaugosim, tiek išsaugosim. Na, o štai čia vyksta visas lyginimas. Ir iš tikrųjų galima pažiūrėti, kiek pakėlė pievą. Bet kadangi manęs čia nebuvo ir ne visai gal gausi taip, kaip aš norėjau. Dabar aš matau, kad čia yra per aukštai, man lyginant su to pastatu. Ir aš norėčiau bent 30 cm žemiau. Noriu šitą beržą išsaugoti ir tą beržą išsaugoti, tą 3 kamienų, tai prašiau, kad jų nestumtų. Na ir dėl to beržo, būtent to tolimesnio, atsirado problemos. Nelabai patinka ekskavatoriui, ten šaknis viskas lenda, bet sakiau, kad geriau palikti aplinkui kalną, nes nenoriu visiškai padaryti pliką nuogą ir noriu vis tiek tą medį saugoti. Plius beržas gražus, lietuviškas medis, man jis patinka, tai aš norėčiau, kad jisai ir liktų. Tai per 2 dienas nusistumdė visą augalinį ir pradėjo lyginti žemės. Ir aš dabar kaip taip žiūriu, ne visai gal pasilygino gerai, kaip aš norėjau. Gal yra, sakau, gal šiek tiek yra per aukštai. Čia, kur buvo bokštas, sukėlė tokį kalną, bet irgi, man atrodo, jį per didelį padarė. Kodėl jis taip užmėtė, aš nežinau. Čia turės irgi susilyginti, pasidaryti gražus ėjimas. Šitą augalinį paliko čia, tai yra 4 krūvos. 1, 2, 3 ir už beržyno. 4 augalinės krūvos ir dar matau, kad ten prie tinklinio aikštelės ne visai pilnai nusistūmė. Visus darbus stabdo oras. Dabar yra per daug kritulių, per daug lietaus ir nesigauna mum tvarkytis čia to žemę. Tai išvažiavo ekskavatorius. Tai labai viliuosi, kad man nekainuos papildomai atvežimas pirmyn atgal, nes hebra, galėjo taip nepadaryti, neišvažiuoti, bet sako, yra kitur, kur gali ir per lietų stumdyti ir lyginti. Tai jeigu taip gali daryti, tai valio. Bet man nepatinka, kad išvažiavo ir dabar klausimas, kada atvažiuos. Šią savaitę jau sakė, neatvažiuos. Šiandien yra pirmadienis. Tai kai prieš mėnesį žadėjo atvažiuoti ir buvo geras oras, neatvažiavo, kažką muilino, o dabar turim, ką turim. Žodžiu, tikėkime padarys, vėlgi reikia, kad iki kito sezono viskas pasiruoštų. Šiaip iš tikrųjų yra tikrai šlapia, žemė tokia sminganti. Dabar esu prie laužavietės ir jau per kamerą matosi, kad iškrito alksniai.
Supuvo alksiniai medžiai, jie atlaikė netgi 5 metus. Sakė, 3 metus atlaikys ūkininkas kaimynas, bet iš tikrųjų atlaikė ilgiau. Atlaikė visus 5, jie buvo deginti. Bet iš tikrųjų čia aš pats padėjau, bet vienas medelis iškrito su vėju ir tada pagalvojau, okei, reikia pasižiūrėti, gal daugiau iškris. Na ir visą laimę, tai viskas įvyko, kai baigėsi ekskursijos. Ir tą ir turiu omeny. Čia uosis stovi ir stovės. Yra alksniukai va. Ir dabar priėm tokią nuotaikėlę, kad vienas iš ilgiausiai darytų projektų truko beveik 1,5 metų. Labai ilgai be technikos kasėm, rausėm, visai testavom, kaip geriau daryti, ar daryti pilnai iš rąstų. Pradžiai buvom sustatę rąstus tarp skirtingų atstumų ir dėjom lazdyno šakas lygias. Ir galvom tokią kaip pintinę padarysim, bet pamatėm, kad belė kiek čia tų lazdynų reikės. Tiesiog kantrybės nebuvo ir sugalvom, kad viską darom iš rąstų. Šiaip iš rąstų gavosi geriau toksai, nežinau, vikingų stiliaus, laukinių žmonių tokia laužavietė ir žymiai fainiau gavosi, bet šiuo atveju, ką matom, tai reikės perdaryti. Bet mano ir buvo tikslas šitą bliūdą pakelti, jį irgi užvirinti su tokia juosta sutvirtinti, nes yra įtrukimas, matosi štai čia. Šitas įtrukimas yra, jisai nefainas ir aš pagalvojau, kad jisai nėra išnaudotas, tai mes jį apmursim, pakelsim ir padarysim aukštesnį, kad jis būtų naudojamas, o kai bus naudojamas, tada ir bus prasmė, nes iš tikrųjų mes dažnai jo nenaudojam, labai retai naudodavom, dažniausiai čia tiesiog griliuką nusimeti ir kepi, nes jeigu lietus, tai iškart gali pasitraukti po pavėsinę. Nu, dabar padarysime, kad galėtume čia naudoti. Jeigu lyja, tada jau naudojam griliuką, o jeigu nelyja, naudosime ir kepsime maistą būtent ant šito bliūdo. Bet kokiu atveju, čia dar noriu iškart pasakyti, yra problema apsišienauti, turi važiuoti, pasitraukinėti arba dažnai ateiti su trimeriu. Tai dabar būtų idėja tiesiog visą šitą vietą nusikasti augalinį, užsidėti plevelę ir akmenukų skauda, viskas pasiklos, nebereikės šienauti, o karts nuo karto reikės tiesiog pasiravėti ir visokios žalytės išsitraukti. Na, o iš tikrųjų iš visų pusių krenta tie rąsteliai ir taip gaila, kažkaip norėsi kitus projektus šiemet daryti, bet šis dalykas yra vienas pagrindinių, tai reikės ir daryti. Tai va, bet kadangi dabar blogas oras, čia viskas stumdyta, tai pasidarom priekabą vis tiek greitai pasidarys, o kai pasidarysim priekabą, galėsim tada žiūrėtis kitus projektus, ką galima pradėti daryti. Iš tikrųjų, mūsų dar ateinis planas, kol čia visko augalinio atgal nesulygino, reikės prasivaryti kabelius, kad būtų šiame miškelyje apšvietimas. Noriu apšviesti šitos beržus, kad naktį būtų efektas šiek tiek. Tada pastatysim dar vieną kamerą, būtent tas renginių aikštės kamerą, kad galėtume stebėti ir jeigu kažkas nutiktų, visai turėtume kažkokių tai saugumui užtikrinti medžiagos. Na ir, žodžiu, su elektra reikės darbuotis. Tai daug planų, daug darbų ir atkrenta mūsų netgi dirbtuvių ir kiosko projektas, tai užtruksim. Ką, bičiuliai, geras oras šiandieną, galima pradėti darbuotis su medžiais. Tai toks planas. Šiandien dar reikės dar kitus kelius medelius apsigenėti. Tai dabar kaip tik prie laužavietės esam. Apsipjausiu obelis, kai kurias nukarusias šakas, apipūvusias. Ir jeigu oras toliau leidžia, tai gal net laužavietę pradėsim griautis, nes nežinau, kada ją vėliau ir pradėti griautis. Iš tikrųjų, tai dabar paimam, nusiardom, susigriaunam. Gal pradėsim iš naujo statytis ir žiemos metu važiuosim rąstų ieškotis. Nežinau. Na, o su žemės lyginimu, tai kaip ir sakiau, kaip ir tikėjausi, nieks čia nevažiuos šią savaitę. Pradėjau kontaktuoti su buldozerio vairuotoju asmeniškai. Jis pasakė, kad rytoj be šansų, poryt be šansų, vis tiek blogas oras, lyja. Na tai va. Tai jeigu iki šių metų pabaigos išlygins, bus puiku. O jeigu neišlygins ir viskas lyginsis ir gis per vasarą, tai blogai. Esu būsiu labai nusivylęs. Bet nereikia galvoti taip, reikia pozityviai mąstyti. Gal viskas bus gerai.
sekanti diena, apsišykom, apsiginėjom viską. Vakar taip labai rimtai svarstėm dėl laužavietės ir visgi priėm sprendimą, kad geriausiam visą laužavietę ir darysim jau visiškai tokią iš naujo ir šiek tiek kitokio tipo. Nes pagalvom, kad kai kurie medžiai visgi gali būti dabar laikysis, bet ateityje gali jie ir nebesilaikyti, tiesiog paims ir išpūs. Tai jeigu dalinai keisime tik tai šitas vietas, tai kitais metais reikės taip keisti ir toks bus be galo darbas, kad reikės pastoviai keisti. Dabar tuos rąstus, kuriuos įsitrauksim ir kurie bus nebereikalingi, juos išsivešim į pelkę, o tas, kas dar yra gyvo ir galima naudoti, pabandysim ant lempivės pasidaryti kvadratinės, tokios kaip storas kolonas ir pabandysim šešiakampį gazebo pasidaryti. Gazebo lietuviškai gal, o gal ne lietuviškai, žodžiu tokia pavėsinė, bet viduryje turėtų būti ištraukimas dūmų, žodžiu, ir toksai daugia šlaitis stogas, didelė apdengta patalpa, ne patalpa, pavėsinė. Ir aš pagalvojau, kad, vat, kaip ir minėjau, šito labai nenaudojom, tai dabar pabandysim jį padaryti viduryje, čia tokį kaip ir dūmtraukį pasidarysim, arba kad neužsidegtų čia visas šitas. Ir, žodžiu, tokia faina, uždara, su stogu, pavėsinę pasidarysim, kad žmonės galėtų smagiai griliauti. Aš manau, kad čia ir apšvietimą pasidarysim tokį nemažą. Tai man atrodo, šitas atnaujinimas bus žiauriai fainas, žiauriai geras ir pasikeis. Taip, aš visai galvojau, kad tie rąstai fainai, smagu, bet pabuvo, o dabar laikas pasikeisti ir naujai pabandyti padaryti kitaip. Šiandien darbuojamės prie vandens tvenkinuko mūsų dekoratyvinio. Šiek tiek pasikeitė planai, kadangi pamatėm, kad labai šitą didelę liniją gana aukštai susikėlė. Tai su asmeniu, kuris lygina šį plotą, susikalbėjom, kad darysime tokią, kaip nežinau, rampą. Žodžiu, viskas va šitoj vietoj susikels. Nors turėjo iš tikrųjų būti va šitoj vietoj, kur dabar Sigitas kasa 0, susilyginusi žemė jau čia. Bet kažkaip jie kasė ir čia tikrai labai daug įsikėlė, apie 70 cm. Tai nutarėm, kad visą šitą vandens dekoratyvinį tvenkinuką padarysime duobėje. Na, gausis, kad va čia per visą šitą lanką užsilygins žemę, šitą vietą taip pat pasikels. Šitą vietą nusilygins, bet šitą vietą, kadangi pasikėlė, lyginsis beveik lygiai per akmenų juostą. Tai pasakė, kad geriau pasitraukti akmenis ir taip bus žymiai paprasčiau, lengviau ir mes patys akmenis saugosim, o po to jau tiesiog jau ant aukščio susidės, susikraus, kai visa žemė bus sulyginta. Ir taip, aišku, mažiau darbo gausis vėliau. Dabar, aišku, reiks pasitampyti kažkutį, pasikilnuot akmenis, bet kadangi nenugara tampam, o su ekskavatoriuku, tai visai nesunku atrodo. Akmenys tokie sunkus, kad ekskavatoriuką verčia. Šį tvenkinuką iš tikrųjų esu padaręs prieš 4 metus naujai. Vien visą čia skaudą uždėjom, akmenukus tiem. Čia buvo pusbrolis su savo fiskaru, sunkvežimiuku. Viską sukėlė, nu kaip sunkvežimiukai, jau normalus sunkvežimis yra. Tai jo kranas tai čia lengvai šitos akmenis kėlė. Dabar, kai žiūriu, galvoju, kaip būtų faina turėti 3 tonų ekskavatorių. Manau, kad reikės čia talką daryti, kad atvažiuotų draugai ir akmenukus mažiau sunešiot. Nes čia tikrai nusimato nemažas darbelis. O dabar Sigitas dar prieš tai čia važiuojant iškasė, tai čia visai nemažai šitų akmenukų. Juos naudosim vėl atgal, kai užsidės plevelė, o stengsimės kuo daugiau šitų akmenų išsaugoti, nes jų mums reikės. Dabar visas pagrindinis tikslas, kodėl mes čia viską darom, tai vat būtent šita platforma dar eis iki va čia ir tada taip nuožulniai į vandens tvenkinuką. Labai norėtume ir Sigiu tikimės, kad galėsime didžiąją šią pievos dalį nukreipti į čia, kadangi ten yra varlių takas ir jeigu vasara netokia kaip ši lietinga,
Tai tas varlių takas po to greitai išdžiūsta ir jau nebėra to efekto, kai vandens nebėra. Trečia priekaba, paskutinė. Valandėlę maždaug užtrukom. Tokia gera treniruotė gavosi sporto. Šiaip netaip juda, bet nevaisiai dar atsisės. Ai, tikriausiai užstriksim dar. Ne, neužstriksim. O toksai moliukas. Nenoriu čia nusimesti. Meniokas. Nu, tokių rankom nesinori tampyti, bet nebuvo jis labai baisiai sunkus. O štai čia akmenukas, kurį rado pievoje ir buldozeris įstumė. Nu, tai jau čia toks tikrai didelis akmenus. Op, padedu pirštinaitę. Didelis akmuo. Patrūkom. Galo tai neblogi. Pavyko pagaliau šiek tiek atsistumti akmenis, ne visus, kai kurie per dideli. Reikia priminti, kad šitos visos akmenis mes rankom sudėjom. Tai tikra katarga buvo. O dabar jau viską darysimės ekskavatoriuku, nesuksim savo galvos. Tai didžiuosius akmenis reikia perkelti štai čia. Bet į karutį dėsim po porą akmenų į damperį ir palengva vežiosime. Stebėtina, kad kai kurie alksniai dar iki dabar gana tvirtai laikosi. Vat, pavyzdžiui, kad ir šitas, toks vienas, va, ir čia, eik tu savo. Gerai, beveik išmušiau. Bet tuoj dabar galvą dar gausiu dar. Tai va, visai neblogai laikosi. Tai dabar visus akmenis įsivešim ir pradėsim tada guldytis rąstus, kad kitą eilę akmenų išorinę įsitraukti. Düm! Bonk, badonga dong. Na, pažiūrim kaip toliau. Aha, uosio nepajudinsi. Va tai va. Uosi sėdi. Čia dar, oi, sėdės ir sėdės. Ir tu iš jį žemės išrausi, eik tu savo. Neblogai. Tada reikės turbūt padirbėti juos ištraukti. Tai ką, įsibėgėjo darbai ir pasižiūrėkit, kaip laikosi uosiniai rąstai. Neiškrito. Ir Sigitas dabar su ekskavatoriu stumė. Nevelnio jie nekrenta. O čia tai ne uosis greičiausiai. Bet čia šitą jau patį žemę stumė. Tai gerai laiko. Gerai laiko iš tikrųjų.
Uosiukai va šitie. Taigi turime ištrauktą rastą iš žemės, bene 5 metai buvo po žeme, čia yra uosis, nu pirmo nepataikiau, taip, lūžta, tikrai lūžta, bet tai tikrai nėra blogai, nors va šita gal vieta labiausiai, ne, nu būtų dar pabuvę kokius 2 metus. Greičiausiai. Jisai net skamba ir nesminga. Neba, priklauso nuo medžio. Storio gal vietos, neaišku. Tavo čia dar pasižiūrėjau su šituo karučiu. Visai neblogai akmenis vežti. Net ir galima nemažą pasiimti. Nereikia rankom labai keltis. Aišku, šiaip ant nugaros vis tiek jaučiasi. Gal šiek tiek gal greičiau, bet daugiau jėgų reikia. Tai kol rastus traukia Sigitas ekskavatorių, aš galiu vežiotis ramiai tos akmenukus, vis tiek reiks pritraukti juos. Tai lieka nedaug rastų stovinčių, šitie šiek tiek lengviau įsistumė. Pasirodo, jie nebuvo metro gilyje, šiek tiek mažiau. Tai gal ir gerai, nes lengviau įsitraukė, mažiau rasto nupulvo. Šakotuvas, ant kurio nukristi būtų skauda. Atveju atrodė labai lengvai paėmė. No. Tai jam tai nesunkus. Šitas jau sveriamoji. Jau tave. Gerai. Palauk. Dabar. Dėk. Gerai. Ir tiek. Aš paridinėsiu. Op. Bet nemesk. Gerai. Puikumėlis. O! Kai vieta. Ir dėk, ir viskas, ir dėk. Padėjo. Labai gerai, labai gerai. Ir daug paimtų. O, gerai, labai. Tai štai čia ir baigsiu šį epizodą. Daug nugrioviau, bet labai tikiuosi daugiau pastatyti ateityje nei nugriauti. Pokyčių reikia. Manau, tai leidžia parkui tobulėti. Jeigu iki čia jau pažiūrėjai, labai tau ačiū. Tai yra tikrai malonu, kai kažkas skiria tau laiko. Jei patiko šis video, paspausk patinka. O gal dar neprenumeruoji kanalo, bet patinka turinys, gal pagalvok prenumeruoti. Ir dar, jei gali, kažką ir pakomentuok. Visą laiką malonu paskaityti. Ačiū tau ir iki kito epizodo.